Man atrodo, aš laukiau kokius 5 metus, kad galėčiau pasakyti šitą momentą, bet sveikinuosi su jumis iš Kanados. Mano svajonių sąraše, mano tikslų sąraše, mano gyvenimo bucket listo sąraše, visose šitose įmanomose sąrašuose, kelionė į Kanadą yra visada. Visada aš ją rašau. Ir čia visada buvo tas dalykas, kur mano visų tikslų sąraše atrodė kaip vienas tokių tolimiausių. Ir tam pagrindė buvo 2 priežastys. Visų pirma, tai kad man atrodė, ne man atrodė, o iš tikrųjų kelionė į Kanadą yra brangi. Kalbu ne apie pačius skrydžius, o jau apie visą kitą čia. Čia yra viena brangiausių šalių iš esmės. Aš vieną apgyvendinimą, kai rezervavausi, pavyzdžiui, čia šitas kambariukas 20 minučių nuo centro kainavo apie 100 eurų per naktį. Šiaip tipo, dar yra gera kaina, bet aš labai šiausi po Airbnb, kad rasčiau šitą kambariuką, nes kitų kainos kambarių nebūtų, ne viešbučių, nuo 7-8. Jo, tai visų pirma dėl kainų galvojau, kad čia dar reikės taupyti man pusę gyvenimo. Ir aš galvojau, kad čia šiaip sunku yra patekti, nes nežinau kodėl, tiesiog atrodė, kad, Kanada čia reikia vizą daryti, ne faktas, ar tau duos tą vizą, turbūt labai daug dokumentų reikia, bet pasirodo, kad mum lietuviam, jeigu mes čia varom tiesiog keliauti, mes, man atrodo, iki pusės metų galim čia be vizos daryti. Vienintelis dalykas, kurio reikėjo, tai ETA, kelionių patvirtinimo. Aš jau užpildžiau patvirtinimą, tą leidimą keliauti į Kanadą gavau va taip. Per sekundę man atėjo laiškas, kad tipo, welcome to Canada, ir aš pradžioje pagalvojau, kad čia skemas kažkoks. Ir man tas, kad gal čia skemas atrodė iki pat vakar, kol aš praeidinėjau ten visas tas pasų kontrolės. Atrodo, kažkuriam momente man pasakys, kad mergytė, jūs neturite leidimo ateiti į Kanadą, viso gero. Pati kelionė čia išlaidos bus didelės, bet skrydis kainavo 3,7 į abi pusės. Nes aš skridau iš Vilnius, su persėdimu Kopenhagai ir man nereikėjo ten važiuoti į kažkokį kitą miestą, kad iš jo skristi pigiau. Šiaip atskridau į Toronto, bet dar skrisiu į kitą miestą, Kalgarį, dar varysiu į Vancouverį ir iš Vancouverio vėl Toronto ir iš Toronto į Vilnių. Toronte šiaip būsiu nelabai ilgai, būsiu 4 dienas ir šiaip labai džiaugiuosi, kad čia yra jetlagas ne kaip Japonijoje, nes Japonijoje reikėjo save versti eiti anksčiau miegoti, čia reikia tiesiog ilgiau datempti. Iš tikrųjų, aš vakar nelabai ilgai tempiau ir aš apie 9 jau nulūžau ir šiandien 3 ryto atsikėliau ir nebenorėjau miegoti. Dabar 9:15 pas mane. Vilniui dabar yra 16:15. Kanados pirmieji įspūdžiai. Visų pirma, Toronto labai primena New Yorką iš vizualiai tiesiog. Tačiau iš tikrųjų fun fact, tai kai kuriuos filmus filmuoja Toronto, naudoja Toronto miestą, kad jame filmuoti New Yorko kažkokias filmo scenas, nes vaizdai yra labai panašus. Reikia pakeisti ten tik kelis vizualius aspektus, bet iš esmės labai panašus yra vaizdai, bet čia yra filmuoti filmus pigiau ir dėl to žmonės renkasi filmuoti filmus. Kitas dalykas, tai iš tikrųjų čia yra žiauriai draugiški visi. Aš žinau, kad tikrai Amerikoje yra tas fake draugiškas small talk. Tai man atrodo, čia yra kažkas panašaus, nes, tikrai, tipo, kai užeini į kavinę iš karto hi, how are you? Kas man atrodo, yra nelabai įprasta. Šiaip ne tik aptarnavime dirbantys žmonės, bet ir ten aš jeigu klausiu kažko dėl transporto ar dar dėl kažko irgi labai mielai padeda. Tai nežinau, ar čia žmonės fake draugiški, ar iš tikrųjų draugiški, bet kokiu atveju jie yra draugiški. Kainos kol kas dar adekvačios. Už kavą šiandien mokėjau apie 5 eurus, už patiekalą aš dabar sumokėjau apie 12 eurų. Nėra iš tikrųjų taip blogai, kaip galėtų būti. Šiaip labai fainas čia vaibas. Ir šiaip nors Toronto yra toks didelis miestas, bet nepasakyčiau, kad čia kažkoks bizekas būtų, kad čia daug žmonių, eilės ir panašiai. Arba man kol kas čia pasisekė, nežinau. Atėjau savo Airbnb. Dabar yra kažkur 6:30. Žinokit, jetlagas. Aš šiandien nuo kokių 3-4 viskas apie ką galvoju, tai kaip aš noriu miegoti, nes Lietuvos laiku čia yra kažkur 11-12. Buvau Apple parduotuvėje ir ten nusipirkau adapterį. Pigiausias, kokį man pavyko rasti, kainavo 7 eurus. Pasimokykite iš mano klaidos ir nepamirškite apie adapterį, nes man atrodo galima rasti gerų Amazone. Man atrodo, kai žiūrėjau, buvo tikrai pigiau. Žodžiu, turiu ko krauti telefoną, kompą, kamerą, viską. Dar buvau parduotuvėje.
man parduotuvėse užsienyje yra viena įdomiausių veiklų ir viena mano laukiamiausių veiklų prieš kiekvieną kelionę, nes man žiauriai įdomu, ypač tokioje šalyje kaip Kanada, žiauriai įdomu, kas yra lentynose, kokie produktai. Tai čia visų pirma, šiaip daržovių ir vaisių skyrius yra tikrai didelis. Jis yra labai faina. Pirkau graikiško jogurto. Kainavo $6, kas yra apie 4 eurų. Dar šiaip normaliai, nes yra 600 gramų. Šokolado, kas kainavo $3, kas eurais būtų apie 2 kažkiek. Kas irgi šiaip Lind. Šokoladų šiaip yra gera kaina, nes buvo dar akcija kažkokia. Braškės irgi su akcija kainavo apie $4,7, tai apie 3 eurus. Turbūt montuosiu video ir eisiu miegoti. Su jumis susimatysim rytoj. Gerard Street East. Dabar į tokį Distillery District. Ten, žodžiu, bus tokie mūriniai pastatai. Ir man atrodo, tą prospektą atidarė, kiek skaičiau, 2003 metais. Ir dabar jį perdarė, panaudojo kaip tiesiog tokia kaip kultūros, meniška, hipsteriška erdvė, kur yra visokių kavinukių, parduotuvyčių. Šiaip tokios confusing yra pėsčiųjų perėjos, nes ten matėt, dega skaičiukai. Šiaip, kai tu gali eiti, tai dega baltai ten ta ranka. Ir aš galvojau, kad, kai raudonai užsidega, viskas nebegali eiti. Ir pas mus, pavyzdžiui, Lietuvoje, jeigu ir dega skaičiukai, ar net nebūtinai Lietuvoje, kad šiaip Europoje kažkur būdavau, jeigu pradeda degti skaičiukai, reiškia, kiek liko laukti iki pėsčiųjų perėjos įsijungimo, kad galėtum eiti. Tai čia yra biškai kitaip. Čia gali eiti, kai yra balta, čia gali eiti, kai yra raudona, bet yra skaičiukai, nes tie skaičiukai tiesiog rodo, kiek dar gali eiti. Tada dar 15 sekundžių, 15 ten, tada dar 15 sekundžių pėsčiųjų perėję gali eiti. Va, o aš sustodavau ir matau, kad kiti eina ir aš galvoju, ar čia tiesiog kiti nesilaiko taisyklių ir visi taip eina. Tada man dėjo, kad realiai negalima eiti per pėsčiųjų perėją tik tada, kai tiesiog raudona ranka. Vat kaip, pavyzdžiui, dabar. Sekantis dalykas planuose yra St. Lawrence turgus. Aš šiaip tiksliai nežinau, kas ten per turgus. Aš kažkaip labai daug nepasidomėjau. Aš tiesiog pamačiau per Google Maps jį. Pasirodė įdomiai, buvo faino atsiliepimų. Sprendžiu ten nueiti. Plius pamačiau, kad tenais yra kažkokie beigeliai. Labai mėgstu beigelius, nes kažkas yra tiesiog skaniau apie duoną, kai yra tiesiog skiliai vidury. Noriu ir po patį tą turgų pavaikščioti, bet ir paimti beigelį ir tada plaukti į Toronto salą. Labai nebrangiai kainuoja, tipo 6 eurai abipusis laivas. Ten turėtų būti visai gražu. Ten, kiek žiūrėjau, yra kažkoks parkelis. Ten šiaip žmonės ateina čilina, turi pikniką. Ir matos labai gražus Toronto vaizdas. Tikiuosi, bet pirmą į turgų. Pažiūrėti, kas ten gero ir paimti beigelių. Situacija. Tai aš jį išpakuosiu. Beigelį turim. Vaizdą turim. Pane gyvenimas, tik šaukštį po pietų, bet reikia rankas išsivalyti. Ir dabar ragausim šitą. Šitaip gražiai atrodo. Taste test. Skanu, žinokit, skanu. Jeigu būsi tam turgui, turi faina pasižiūrėti, ką ten parduoda, kokius sūrius, kokias bandelės. Tai va, šaliai nusipirkau tik tai šitą beigelį, bet buvo faina prasieiti tenais. Nežinau, ar jis labiau yra vietiniam ar turistam, bet iš bendro vaizdo pasirodė, kad abu. O šitas parkas, aš aišku, čia esu gal 10 minučių kol kas šitam neparke, šitoj saloj. Čia toks, aš aišku nesu buvus New York'e ir aš jau antrą kartą lyginu Torontą su New York'u, bet šita sala yra kažkas panašus kaip New York'e, yra tas centrinis parkas, nes irgi toks tipo iš miesto, iš tų betono džiunglių pabėgimas gamta. Nežinau, labai faina, čia žmonės su dviračiais važinėja, su vaikais vaikšto, su šunim vaikšto ir aš valgau beigelį. Supratau, kad taip sims normaliai ir nepasidalinau apie skrydžius, nes, blemba, 3-7
į Kanadą. Mano kuklė nuomonė yra labai pigu. Tai kadangi aš turėjau sėkmingą patirtį su SAS oro linijom į Japoniją, aš pagalvojau, reikia patikrinti, kokia situacija yra su bilietais iš Vilniaus į Kanadą. Aš vėlgi, kadangi man yra 26, pasirinkau Youth ticket, žiūriu, į vieną pusę ten 108, atgal ten 109, jo, tai čia aš norėčiau su jumis kažko daugiau pasidalinti kažkokiais lifehackais, bet čia yra viskas. Tiesiog SAS, man atrodo, yra tos oro linijos, kurios skraidina į tokias šalis kaip, pavyzdžiui, Japonija, New Yorkas, Kanada, nes yra dar, pavyzdžiui, Norwegian Airlines, kurie irgi turi nuolaidas jaunimui, bet aš nemačiau, kad jie turėtų tos tokius tolimus skrydžius. Bet jeigu keliausit į Norvegiją ar šiaip į Skandinaviją, tai galite ir pas juos dar pažiūrėti bilietų. Ir dar yra tokie Widerøe, bet Widerøe daugiau skraidina pačioje Skandinavijoje tarp miestų. Pavyzdžiui, aš su Widerøe skridau iš Bergeno į Tromso, ten buvo tas miestas už poliarinio rato. Ir vėlgi, tai dariau su nuolaida, o kitus skrydžius Kanadoje yra daug įvairių jų vietinių oro linijų. Yra Air Canada, kuri yra ta tokia pagrindinė, svarbiausia turbūt, nežinau, dar tokie WestJet, kurių kainos irgi yra neblogos, bet pas juos neseniai buvo kažkoks darbuotojų streikas ir ten žiauriai daug skrydžių. Ir visą tai buvo gana neseniai. Tai aš nusprendžiau, aš pažiūrėjus, kokia situacija yra su kitom oro linijom. Ir yra dar tokia Porter Airlines, apie juos atsiliepimai kažkaip labai yra geri. Su jais skrisiu vat rytoj Calgary. Ir tada dar yra tokie Flair Airlines. Jų skrydis yra labai pigus, bet dėl to, kad jį nieko nėra skaičiuota. Ten joks bagažas, nieko. Tiesiog tu turi už viską papildomai sumokėti. Principas tas yra, kad tu moki tik už tai, kas yra reikalinga. Bet jeigu tu nori bagažo sėsti kažkur ten prie lango, tai ir kainuos tas bilietas nemažai, bet man asmeniškai kainavo kažkur po 100 eurų. Tiek iš dabar Toronto į Calgary, tiek iš po to Vancouverio į Toronto irgi apie 100-110 eurų. Dar Kanadai yra, bet buvo sold out tom datom, ką žiūrėjau. Ir aš žiūrėjau kažkur prieš mėnesį. Yra traukinys. Aš sakau, man taip skaudu, kad aš jo nevarysiu, bet yra traukinys, kuris varo iš Toronto į Vancouverį. Jis varo 4 dienas, bet aš kaip traukinių mėgėja, man čia skamba kaip tobulos 4 dienos mano gyvenime. Tai vienas dalykas, kad jis kainuoja 400 eurų. Tai jo, tai tiek apie transportą, nes tikiu, kad gali būti aktualu, jeigu planuojat keliauti į Kanadą. Šiaip mačiau, kad iš tikrųjų galima ne tik su SAS skristi į Kanadą, bet dar yra, man atrodo, šiaip skrydžių į Calgary ir irgi mačiau neblogų kainų. Su WestJet skrydžiai iš Paryžiaus, Calgary, tiesioginiai iki Paryžiaus. Nežinau, daug visai skraidina iš Vilniaus visokio oro linijų. Jei turite dar klausimų apie keliavimą, čia tai prašykit komentaruose, o su jumis susitiksim jau, kai būsiu Calgary. Iki susimatymo kitam vlogė.